beveik girdžiu tas pats, kaip užsisakyti kaladėlių rinkinį, kaip Lego ar Duplo, gauni su instrukcija ir tiesiog susidėlioja. Jo, idealiu atveju, fainai, čia pasakėjai, aš tokį turiu svajonę, kad idealiu atveju ta terasa turėtų tilpti į paletę. Ir kad susirinkus praktiškai nesimatytų sujungimo. Tai kažkada technologija tai leis padaryti, bet taip turėtų būti. Bet visgi labai dar geresnis pavyzdys būtų tai IKEA. Aš suprantu, kad mūsų protas yra sudėtingesnis, bet iš principo vis tiek tas pats. Principas tas pats. Kas yra IKEA'os jėga? Tai yra geras metų patikrintas dizainas, tai vadinkim platus portfolio namam reikalingas su tokiu užtikrintu dizainu ir availability, gali gauti rytoj. Tai va, mes taip pat matom. Nu ir žinoma, instrukcijos, ne, kaip gali surinkti, tada, jeigu pats nenori rinkti, vis tiek kažkoks yra tinklas, skelbia LT, paieškosi pilna, kas renku IKEA'os baldus, ne. Tai mes panašiai matom, sudėtingesnis gal biškai produktas, bet tokia būtų vizija. Tai tu labai gerai pasakei prieš mūsų pokalbį, jog Fordas procese sakė atsiras technologija. Tai lygiai taip pat ir čia. Svarbu, kad turi misiją, viziją, o ta technologija atsiras procese. Bet vėlgi, grįžtant prie jūsų terasų įrengimo, aš skaičiau, kad turite galimybę, ar norite padaryti galimybę, jog žmogus galėtų įsigyti terasą tiesiai iš svetainės, įsivedęs visus reikiamus duomenis. Skamba labai novatoriškai, nes būtų tikrai labai patogu. Sufotografuoju terasą, pamatuoju, viską suvedu ir man automatiškai svetainiai viską paskaičiuoja, pamatau kainą, nusiperku, atvažiuoja paletę, bam. Kaip tai įgyvendinsi? Muzika. Skamba kaip muzika, ką papasakoji. Tai iš tikrųjų, tai taip, tokia vizija yra, mes ten einam po žingsnelį. Tai reiškia, iki šiol mes turėjom svetainiai patys susiprogramavę tokią skaičiuoklę, kur buvo tam tikras medžiagiškumas įtrauktas. Tai reiškia, jeigu žmogus suvedė tam tikrus parametrus, tai lentų kryptį, terasos aukštį, plotį, tada dar kai kurios dalykus pažymėjo, kas jam reikalinga, kas ne. Tai tokia preliminarė samatą padarydavom svetainiai, kas jau vis tiek leisdavo klientui nusipiešti vaizdą. Bet dabar su artėjančiom, ar neartėjančiom, norėjau sakyti ateinančiom, realiai jos čia jau su tom naujom technologijom, tai yra AI arba dirbtiniu intelektu, mes matom visai kitas galimybės ir kaip mes įsivaizduojam tą netolimą procesą, tai yra, kad žmogus suves kuo mažiau duomenų, kad jam reikėtų kuo mažiau detalės, tai tik tais ilgi plotį ir galbūt pasirinkti dangos, vat kaip ir sakėm, kas jam svarbu danga. Tai bus plytelė ar kažkokia terasinė lenta ir reiškia visas tas medžiagas ir komplektuojančias dalis, jis nusiūs į krepšelį. Tai reiškia, po to paskaičiavimo, kai suves tos duomenys, paspaus skaičiuoti, nematysim, kas ten darosi po užuolaidą, apie tos visokius dirbtinius intelektus, ta žmogui nesvarbu, jis pamatys krepšelyje visus produktus, kur jam reikia, jo terasą įsirengti. Žinoma, mes dar matom tai kaip skatinimo priemonė, tai yra, kad žmogus gaus ir nuolaidą už savarankiškumą. Jei žmogus pasitikė mumis, ko mes darom, tuo ženklu, kuris ne vienus metus jau visgi rinkoje ir tiesiog nuspręs pirkti, tai gaus dar ir, vadinkim, benefitų.